aušra kaip rasa ant žemės. Tai yra tie, kurie gaivina ir mūsų sielą, kai mes regime jaunus žmonės, norinčius tarnauti viešpačiui, besimokančius tarnauti, norinčius sekti Dievu, pažinti jį, pažinti jo balsą, jo kelią. Ačiū Dievui už tai, galime paploti už jų. Tokią pradžią šiandieną jie startuoja ir tikrai neblogai jums sekasi. Net negaliu pasakyti, kad pirmas blynas prisvilęs. Netiesa. Jūs sugriovėte šitą mitą ir tikrai labai gražiai garbinote viešpatį. Taigi, jau girdėjome, Jūratė pristatė, kad šiais metais ir kitais, ir taip jau kaip Dievas ves, gal ir ilgiau, trūks mūsų šita vizija ir šitas projektas, kad kiekvieną mėnesio antrą sekmadienį bus bažnyčios pamaldos su jaunimu, o tai reiškia, kad jaunimas drauge, jaunimas paaugliai, jie ne tik dalyvaus susirinkime čia, bet jie drauge su mumis tarnaus ir ves susirinkimą, ir liudys, ir gal priaugins ir pamokslavimo žinią. Žodžiu, mes matysime daug įstabių dalykų ir tai labai jaudina širdį ir su tuo iš tikrųjų į tai žiūrime su didelė viltimi mes, tarnautojai, kurie norime ir pasidalinti tomis žiniomis ir patirtimi. Ir tai sekmadieniais skambės pamokslai temomis, kurios bus aktualios jaunimui. Jaunimas jie dar surinks šitas temas. Jiems rūpimais klausimais, kad mes galėtumėm tiesiog pažvelgti į tuos klausimus švento rašto perspektyvoje, juos aiškinti, interpretuoti būtent aktualius dalykus jauniems žmonėms. Bet startuojant, norisi pasakyti pamokslą apie jaunuolius ir tikėjimą. Tai, kas yra, tas šaltinis tos dvasinės gyvasties, tikėjimas širdyje. Norisi griauti tos mitus, kad jaunam žmogui nėra aktualus tikėjimas. Kad tikėjimo klausimas priartėja galbūt vyresniems žmonėms, kai jie susiduria su gyvenimo sunkumais ir patiems savo jėgomis, staiga pasidaro sunku išspręsti tas gyvenimo problemas. Arba dar labiau pagyvenusiems žmonėms, kurių laikas artėja į anapusybę, į amžinybę ir kai žmonės atsistoja prie amžinybės vartų, jie susimasto. O kasgi po to, kaipgi, ar yra gyvenimas po to ir tikrai retai rasi pagyvenusi žmogų, kuris netikėtų, apskritai būtų visiškas ateistas. Nebent visą gyvenimą būtų praktikavęs tokį požiūrį, bet labai nedaug iš ties jau stovinčių ties amžinaisiais vartais netikinčių žmonių. Bet ir jaunimui tai absoliučiai yra svarbu, nes tikėjimas tampa gyvenimo pamatu. Ir kaip vienas labai garsus evangelistas, kurį mes labai jaunystėje mėgome klausyti, charizmatiškasis sekmininkų judėjime evangelistas Reinhardas Bonkė dar pasakė, sako, kad jeigu įtiki jaunuoliai ir tiki jaunuoliai, tai jie yra išgelbstimi ne tik amžinajam gyvenimui, jie gelbstimi ir šitam gyvenimui. Jų gyvenimas keičiasi, jų vertybės keičiasi. Tas gyvenimas yra nuolat šventinamas, apšviečiamas ir augina Dievo karalystės vaisių. Taigi tu gelbsti ne tik išsigelbsti amžinajam gyvenimui tikėdamas, bet gelbsti ir šitą žemiškąjį gyvenimą. Dėl to vaisiaus, kuris auga iš tikėjimo. Todėl tai yra išties svarbu, nes
gyvename nerimastingame pasaulyje. Šią naktį vėl įvyko dar viena karinė operacija, teroristinė operacija Palestinos prieš Izraelį. Ir darosi neramu ne tik pagyvenusiems žmonėms, bet ir jauniem. Tiesiog hibridinis karas vyksta aplinkui. Ir kur tu rasi vidinę atramą ir nusiraminimą tokiam laikė, kai pasidaro niekas nebestabilu ir niekas neaišku. Kai karas persikelia į mokyklą, šiandien Lietuvoje mes matome hibridinio karo atšvaitus mokykloje, kai didžiulė narkotijos banga tiesiog įsišėlojo, įsimetė į Lietuvos mokyklas. Ir kaip yra reikalingas tikėjimo skydas atmušti strėles. Kaip reikia to vidinio ryžto, tos vidinės drąsos gyventi Dievo šviesoj ir atskirti gero nuo blogo. Nes iš ties, kada galvoju apie tą masinę antplūdį narkotikų, pinasi tik viena mintis, kad vilkai siautėja ir eina ten, kur yra avis, kurias gali papjauti. Ir ankstyvajame gyvenimo laikotarpyje. Todėl nematau kitos jėgos jauno žmogaus gyvenime atmušti visas nedorybės jėgas, kurios anksčiau ar vėliau vienaip ar kitaip pasibeldžia į žmogaus gyvenimą. Tai, kad jaunam neaktualus tikėjimas ar neaktuali tarnystė, šitą mitą sugriauna jūsų artimųjų gyvenimas pirmiausia, jūsų tėvai. Dauguma iš jūsų, jūs iš ties esate iš krikščioniškų šeimų vaikai, jau ne pirmi augantis, antra, trečia, ketvirta karta paauglių mūsų šeimoje užaugusių. Ir mes pradėjome, mus Dievas atrado posovietinėme laike labai anksti. Daugumas dvasinėme prabudime 90 metais dalyvavusių žmonių, tai buvo paaugliai ir jaunuoliai. Man buvo 21 metai, kai tiesiog jau teko ganyti, burti tikinčiuosius savo tėvų namuose. 22 metų paskelbiau bažnyčią. Jaunimas tiesiog šlovino, jaunimas evangelizavo, jaunimas pamokslavo, jaunimas pastoriavo. Tai buvo, atrodytų, absoliučiai jaunatvinės bažnyčios. Ir Dievas pasibeldžia į jauno žmogaus gyvenimą. Ir mes atsiliepiame. Taip pat ir rašte, ne tik mūsų liudijimas, bet ir šventasis raštas, jis liudija apie jaunuolius, kurie nuo jaunų dienų tikėjo Dievu, sekė juo, pažino jį ir užaugina fantastinius tarnavimo vaisius. Ir vienas iš tokių jaunuolių, apie kurį šiandieną šiek tiek pakalbėsime, apie jaunuolių ir tą tikėjimo perspektyvą, būtent per šitą charakterį, tai yra Timotiejus. Todėl iš dalies mes šitą projektą, kaip ir vadiname, mūsų Timotiejai. Mūsų Timotiejai. Ir Timotiejus tai jauno žmogaus pavyzdys, kuris liečiamas buvo Dievo nuo vaikystės, mokomas bendražygių tikėjimo, mokomas apaštalavimo, galiausiai tapęs tikėjimo mokytojų ir ganytojų. Subrandintas nuo jaunų dienų Dievo žmogus. Apie jį daugiausiai mes skaitome Naujajame testamente iš jaunuolių, jeigu sakyti,
manyčiau, kad Timotiejus būtent yra tas, kuris daugiausiai minimas. Net 24 kartus Timotiejus yra paminėtas Naujajame testamente. Tai yra labai daug. Tai ne tik jaunuolis, kurio vardas nežinomas. Jo žinoma vaikystė, yra šitie faktai tiesiog paminėti. Todėl iš tikrųjų bus labai įdomu į tai pasižiūrėti. Būtent antrasis Pauliaus laiškas Timotiejui. Atsiverskime šventąjį raštą, kas turite popierinį variantą, kas turite elektroninį, tiesiog atsiverskime. Ir paskaitykime nuo pradžios, nuo 1 eilutės, tiesiog iki 6. Paulius, Dievo valia Jėzaus Kristaus apaštalas pagal gyvenimo pažadą Kristuje Jėzuje. Mylimam sūnui Timotiejui malonė, gailestingumas ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir Jėzaus Kristaus mūsų viešpaties. Dėkoju Dievui, kuriam tarnauju kaip ir mano protėviai, su tyra sąžine, be paliovos, tave prisimindamas savo maldose dieną ir naktį. Menu tavo ašaras ir trokštu tave matyti, kad būčiau kupinas džiaugsmo. Aš vis prisimenu tavo neveidmainišką tikėjimą, kuris pirma gyveno tavo senelėje Loidėje, tavo motinoje Eunikėje ir esu įsitikinęs, gyvena ir tavyje. Todėl tau primenu, kad vėl uždegtum Dievo dovaną esančią tavyje mano rankų uždėjimu. Taigi pradžioje čia tiek šito teksto bus. Laiškai Timotiejui yra 2 apaštalo Pauliaus laiškai Timotiejui. Jie vadinami pastoraciniais ganytojiškais laiškais. Nes Timotiejus galiausiai, jo dovana, jis yra kaip ganytojas ir apaštalas rašo ganytojiškomis temomis ganytojui. Antrasis laiškas Timotiejui yra paskutinysis iš visų apaštalo Pauliaus 14 laiškų, apskritai paskutinysis laiškas prieš mirtį ir egzekuciją Romoje. Apaštalas Paulius ne pirmą kartą įkalinamas Romoje, laukia ciesoriaus teismo ir rašo savo mylimam sūnui, kaip jis jį vadina, dvasiniam sūnui, ilgesingą laišką. Kaip jis trokšta jam palinkėti viso ko geriausio, kaip tėvo ir sūnaus santykėje, malonės, gailestingumo, ramybės nuo Dievo Tėvo. Tu man rūpi. Aš meldžiuosi už tave dieną ir naktį. Aš mąstau apie tave dieną ir naktį. Ir trokštu su tavimi vėl susimatyti, kad būčiau nudžiugintas. Niekas manęs taip negali nudžiuginti, kaip tu, mano mylimas sūnau Timotiejau. Aš tavęs laukiu. Tai taip kaip prieš išėjimą senoliai, seneliai, tėvai, nujausdami savo išėjimą, laukia savo artimųjų, kurie sako, ateikite, aš dar trokštu jūs pamatyti ir dar trokštu kažką pasakyti ir dar pasidalinti svarbiausiais dalykais. Todėl tas laiškas yra išties apaštalo Pauliaus koncentratas esminių dalykų, kuriuos jis nori perduoti tarnui, mylimam jo dvasiniam sūnui, bet taip pat ir Dievo tarnui. Ir šitame laiške yra daug detalių,
paminėta būtent šitame laiške. Atrodo, Paulius nusikelia į pradžią ir prisimena Timotiejaus gyvenimo pradžią ir jame yra labai daug detalių apie Timotiejaus gyvenimą, Timotiejaus jaunystę. Kaip ji atrodo, mes galime iš tų žodžių atkurti. Todėl pirmiausiai į akis krenta, kad Timotiejaus kaip jaunuolio tikėjimas buvo perduotas šeimoje. Ar ne? Taigi jaunuolis ir tikėjimas perduodamas šeimoje. Tai labai man primena mūsų jaunuolius, kurie auga mūsų tikinčiųjų šeimose. Timotiejus taip pat užaugo tarp tikinčių dviejų moterų, savo senelės Loidės ir Eunikės. 5 eilutė sako apie tai. Aš vis prisimenu tavo neveidmainišką tikėjimą, kuris pirmą gyveno tavo senelėje Loidėje, tavo motinoje Eunikėje. Ir esu įsitikinęs, gyvena ir tavyje iki šios dienos. Kad ir kiek tu būtum subrendęs, tas nuoširdus tavo tikėjimas, kuris užsimezga tavo močiutės tikėjime, tavo mamos tikėjime, jų pažinime, jų bendrystėje, jų tikėjimo bendrystėje, jis gyvena ir tavyje. Tai reiškia, kad apaštalas Paulius pripažįsta, kad pirmasis tikėjimo sėklas, nors jis ir vadina jį savo sūnumi, savo dvasiniu sūnumi, pirmasis tikėjimo sėklas pasodino artimoje aplinkoje. Jo močiutė ir mama. Apie tai dar kalbama ir apaštalų darbuose. Yra užsimenama 16 skyriuje. Paminima Eunikė, jo Timotiejaus tėvas. Sužinome, kad Timotiejaus tėvas buvo graikas, kad Timotiejus gimė mišrioje šeimoje, jo močiutė žydė, jo mama žydė, o tėvas graikis. Ir manoma netikintis, nes tikėjimą perteikia močiutė ir mama. Jos įdegė. Ir tai yra mums pavyzdys, kad jaunas žmogus, gyvenantis šeimoje, kurioje yra bent vienas nuoširdžiai tikintis. O jeigu 2, tai iš viso fantastika. Močiutė ir mama, net jeigu tėtis netiki, gali būti pasėta gyva tikėjimo sėkla. Tik tikėjimas turi būti nuoširdus, nes iš širdies į širdį pereina dalykai. Iš proto į protą. Iš gyvenimo į gyvenimą. Todėl nuoširdus tikėjimas išeina iš nuoširdaus tikėjimo. Nuoširdus tikėjimas užgimsta ten, kur yra nuoširdžiai puoselėjamas tikėjimas namuose. Mes sužinome, kad jau vaikystėje šitos moterys, nors jie gyveno Galatijos regione, miestas Listra buvo. Šiandieninė tai yra Turkijos teritorija, gyveno tokioje graikiškoje aplinkoje, vis tik tos 2 žydės, Loidė ir Eunikė, labai norėjo perteikti šventojo rašto pažinimą berniukui Timotiejui, augusiam toje šeimoje. Tėvui greičiausiai netaip rūpėjo graikiškieji mitai ar graikiškoji religija ir jo indėlis nėra minimas. Bet šitų moterų indėlis, kurios buvo dievotos dar ir iki krikščionybės, iki Pauliaus ateimo į Listrą misionieriškoje kelionėje po Galatijos miestus, jos jau puoselėjo šventąjį raštą. Todėl Paulius tam pačiam laiške mini. 3 skyrius, 15 eilutė, pažiūrėkit, kiek daug detalių jis pasako. Tu nuo vaikystės žinai šventuosius raštus, galinčius tave
pamokyti išgelbėjimui per tikėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Taigi rašto indėlis tikėjimo išgelbėjimui ir gerų darbų užauginimui žmogaus gyvenime. Tu juos, sako, pažinai nuo vaikystės. Raštus tave prie raštų privedė pagal raštus gyvenusi močiutė, pagal raštus gyvenusi mama. Ir manau, kad jūsų atmintyje, mūsų mieli jaunuoliai, nuo vaikystės užsifiksuoja vaizdas. Tai jūs matote mamą skaitant šventąjį raštą. Tai jūs matote tėtį besimeldžiant. Tai jūs matote močiutę, kuri užtaria ir meldžiasi ir užtaria. Tie vaizdai yra neištrinami iš mūsų gyvenimo. Aplinkos, kuriuose mes užaugome, tiesiog yra nepanaikinamos. Vaikystės atsiminimai yra giliai įeinantis ir galiausiai žmogų lankantis visą gyvenimą. Sakoma, kad senoliai labai gerai prisimena savo vaikystę. Tad šitai, kas vyksta šeimoje, įsirėžia labai giliai širdį, jeigu visa tai iš tikrųjų vyksta nuoširdžiai. Todėl ir mums čia tėvams irgi paraginimas ir padrąsinimas ir paguoda, kad gyvenant tikėjimu, mums gyvenant tikėjimu, net jeigu kažkuriuo tai momentu mūsų vaikai kažko nemato ir nesupranta, ilgainiui šitos sėklos sudygsta. Ir apaštalas Paulius to net nedvejoja. Tu esi pamokytas nuo vaikystės, tu nuo vaikystės pažįsti raštus. Pradžioje šiek tiek galbūt judėjiška aplinka, po to labai greitai ateina krikščioniškoji žinia su apaštalu Pauliu ir Barnabu į Listrą ir greičiausiai, kadangi minimas pirmiausiai močiutės ir mamos tikėjimas, yra tikimybė tokia, kad jos pirmos įtiki į Kristų kaip į gelbėtoją ir raštuose atpažįsta Kristų kaip gelbėtoją, o ir po to jau vedasi Timotiejų šituo keliu. Taigi, taip Dievo nustatyta. Jūs augate krikščioniškoj šeimoje ir jūsų tikėjimas jau ateinantis yra iš Dievo per šeimą, per šeimos instrumentą, per įtikėjusius tėvus ar senelius. Tai iš ties yra labai brangu turėti vieni kitus. Mums yra labai brangu jums turėti tikinčius tėvus ar senelius. Mums turėti augantį jaunimą tikėjimo šviesoje. Tai yra labai brangu. Toliau tas tikėjimas nelieka tik šeimos ribose. Tai irgi labai svarbu pamatyti. Jaunuolio tikėjimas yra įtvirtinamas mokinystės būdu. Tai reiškia, kad jaunuolis tikintis tampa mokiniu ir jis turi mentorius. Jis turi vyresnius dvasioje mokytojus, iš kurių mokosi įvairių tikėjimo dalykų, kuriuos gali pritaikyti praktikoje. Apaštalų darbuose 14 skyriuje pasakojama, kaip Paulius ir Barnabas atvyko pirmą kartą į Listrą, į šitą miestą. Ir jiems bepamokslaujant Evangeliją, Paulius pamatė luošą žmogų, pažvelgęs ir jį ir matydamas, kad jis turi tikėjimą, pasakė, stok ir vaikščiok. Ir luošys pasveiko.
Tai galime tik įsivaizduoti, kad Timotiejus galėjo būti liudininkas šitų įvykių, tokio Evangelijos skelbimo. Taip pat toj pačioj Listroj, po šito stebuklo, tiesiog žmonės apėmė fantastinę euforiją. Jie pagalvoja, kad Dzeusas ir Hermis, jų dievai, jų graikiškieji dievai nužengė ir jie nusprendė juos pagarbinti, atnašauti aukas Barnabui ir Pauliui. Ir šie apaštalai stabdė šitą jų judesį. Nedarykite šito, mes esame paprasti žmonės, garbinkite Dievą, dangaus ir žemės kūrėją. Bet čia pat į Listrą atvyksta, įsivaizduokit kokią dinamiką, čia pat į Listrą atvyksta iš Ikonijos ir Antiochijos, iš kitų Galatijos miestų sukurstyti žydai, toliau kurstyti prieš apaštalus. Ir įvyksta taip, kad apaštalą Paulių užmėto akmenimis ir ištempė jo kūną už miesto numirti. Bet Paulius atgyja. Ir galime sakyti, kad Timotiejus yra to liudininkas. Kaip visi šitie dalykai, kuriuos pamato jaunas Timotiejus, galėjo jo tiesiog nepaveikti, jie taip paveikė jį. Susibūrė bendruomenė Listroje. Ir porą metų bendruomenės gyvenimo mes nežinome. Nėra užfiksuota apaštalų darbuose, nes juose pasakojamos apaštalinės misijos. Tik 16 skyriuje mes matome, kaip apaštalas Paulius atvyksta po 2 metų vėl į Listrą ir susitinka su Timotiejumi, kuris jau turi gerą vardą tarp tikinčiųjų bažnyčioje. Ir Paulius panorsta pakviesti Timotiejų tapti bendražygiu. Jauną Timotiejų tapti bendražygiu. Ir todėl, kai Timotiejus su tuo sutinka, broliai bažnyčioje palaiko, kad Timotiejus taip, jis yra tinkanti kandidatūra būti misijose palydovų, pagalbininkų apaštalui, keliauti su apaštalu visur, kur apaštalas eina. Galiausiai apaštalas Paulius tai ir prisimena paskutiniajame savo laiške, kviesdamas Timotiejų atvykti pas jį į Romą, į kalėjimą susimatyti. Vėl 3 skyrius, tas pats laiškas, 2 laiškas Timotiejui, na ir 10 eilutė. Pauliaus žodžiai sakant, bet tu stropiai pasiekei mano mokymu, gyvenimo būdu, tikslu, tikėjimu, ištverme, meilę, kantrybę, persekiojimais, sunkumais, kurie mane ištiko Antiochijoje, Ikonijoje ir Listroje. Tai yra tie miestai, kai Paulius skelbė Evangeliją. Reiškia, Timotiejus buvo tų įvykių liudytojas, persekiojimų, sunkumo, ir jie jo neišgąsdino, nes Evangelijos šviesa, gelbstinti malonė, jie turėjo tokią stiprią trauką jo gyvenime, kad jis pasiekė, kai Paulius pakvietė jį, tapk mano bendražygiu, tapk Evangelijos darbo bendradarbiu, bendrakeleiviu, tu stropiai, sako, pasiekė. Stropiai. Reiškia, Timotiejus stropiai mokėsi iš Pauliaus. Jis tapo Pauliaus mokiniu, visa savo širdimi, visa savo valia, visų savo protu, stebėdamas ir mokydamasis iš Pauliaus viso ko. Mokymo, pirmiausiai, kas apaštalui yra svarbu, nes jis yra pagonių mokytojas, tiesos mokytojas. Ir sako, tu pasiekiai šito mokymu,
tada ir gyvenimo būdas tavęs nebaugino, tau buvo priimtinas šitas gyvenimo būdas, misionieriško ir tikslais, ir tikėjimu, ir ištverme, ir meilė, ir kantrybė, su kokia meilė Timotiejus ne kartą paliekamas bendruomenėse ir bažnyčiose, kaip jaunas žmogus gano tikinčiuosius vietoj apaštalo Pauliaus. Viso ko. Taigi mes matome realų mentorystės modelį, kai susikūrė labai artimas ryšys, kas yra mokinystė ir mentorystė. Tai ne tik tais jaunesnio mokymasis iš vyresnio, bet vyresnio širdies įdėjimas, užmesgant ryšius, santykius su jaunu žmogumi, palaikant jauną žmogų. Ir jauno žmogaus, vėlgi toks priartėjimas, susirišimas, jam leidžiant pamatyti tas skirtingas gyvenimo pusės ir pergalės ir tuos sunkumus, sako, tu pasiekiai visų kuo. Tu iš viso ko mokėsi. Tu į apaštalinį tarnavimą tiesiog buvai panardintas, galima pasakyti, pakrikštytas į šitą tarnavimą. Ir viso ko mokėsi. Tiesiogiai būdamas šalia ir kelionėse. Tai va, tai ir mūsų siekis, kad ne vienos kartos jaunimas užaugtų šalia. Dievas mus pakėlė, kai kurie iš mūsų, mes buvome net pirmos kartos krikščionys. Nes tikėjimas apskritai Sovietų sąjungoje ir okupuotoje Lietuvoje buvo raunamas su šaknimis. Raunamas. Ir todėl, kai griuvo Sovietų sąjunga, nuoširdus tikėjimas pasiekė. Jaunų žmonės atgimė, vyresni žmonės grįžo prie tradicijos ir panašiai, bet palėtė visus į nuoširdų tikėjimą. Bet dabar jūs, jaunuoliai, augate šalia. Ir mūsų tikslas, ir mūsų troškimas dalintis tuo, ką mes patyrėme, ką mes išmanome ir kuo galime pasidalinti bendru tikėjimu, bendra viltimi, bendru džiaugsmu. Na ir toliau jaunuolio tikėjimas įtvirtinamas mokinystė, kaip sakom, besimokant tikėjimas įtvirtinamas ir jis yra grindžiamas paslaugumu. Tai yra krikščioniško tikėjimo esmė. Jėzus savo apaštalams pasakė: nedarykite taip, kaip daro pasaulio valdovai. Kai jūs žiūrite į pasaulio valdovus, jie viešpatauja ir valdo. Jie trypia ir vaikšto per žmonių galvas. Ypač kai paimame diktatoriškas valstybės. Ar ne? Tai yra iš viršaus. Gyvenimas iš viršaus, kitiems viešpataujant, beribis egocentriškumas, vadovaujant despotiškai ir panašiai. Nebūkite tokie kaip jie, Jėzus sako, nes tai yra ne ta dvasia. Jūsgi būkite tarnais. Krikščioniška dvasia yra paslaugos dvasia, patarnaujanti dvasia. Paslaugiai atliepianti, matant poreikį, atliepianti šitą poreikį. Yra poreikis, tai ne jį kažkaip išpučiant, iškritikuojant, išsitaškant, va čia, rodant, va čia reikia to nėra, va dar šito nėra, ir šito nėra mūsų namuose, ir šito nėra mūsų bažnyčioje ir panašiai. Ne taip. Bet atsistojant į tą vietą, kuo aš galiu, kokia paslauga pasitarnauti ir užpildyti taip, kaip namuose, ar ne? Visi rūpinasi savo namais, šeiminykščiai.
visi rūpinasi. Visi juos tvarko, visi plauna indus, visi. Nėra taip, kad kažkas daro vienas namuose. Tai taip ir Dievo namuose yra tas paslaugumas. Ir Timotiejus, jis buvo ugdomas šito paslaugumo. Tai nereiškia, kad kai jis tapo Pauliaus bendražygiu, jis iškart tapo ir bažnyčios vadovu. Ar kažkokį tokį vedantį vaidmenį atliko. Ne, jisai mokėsi paslaugiai patarnauti. Dažną kartą padėdavo rašyti apaštalui Pauliui laiškus. Ir šita graviūra yra nuostabi. Mes matom Timotiejaus paslaugumą. Jis palaiko lentelę rašančiam apaštalui laiškus. Ar ne? Jis kaip ta atrama, tiesiog vietoj staliuko paslaugiai padėjo savo petį, savo ranką ir apaštalas Paulius rašo žinią tikintiesiems, ar ne? Tai labai gražiai perteikia tą paslaugumo dvasią. Timotiejus buvo siunčiamas su tais laiškais, kaip dabar Bolto išvežioja maistą, ar ne? Pasiuntinukas buvo. Taip, ant paspirtuko ir su apaštalo Pauliaus laišku į kokią nors bažnyčią atvyksta. Ir tada visi skaito tą laišką ir tas, kuris atvežė, dar jam žodžiu perduodama, sako, tu pabrėžk dar ir tai, ir tai, ir tai, kai jie skaitys tą laišką. Perduok tai. Gerai, perduosiu tai. Nuvyksta. Tokiu būdu mokomasi ir perduoti žinią. Ir dabar apaštalas Paulius, kaip įkalinime mes matome, grandinės jį surakinusios. Ir čia tas antras laiškas rašomas jam, bet Timotiejaus dar nėra pas jį. Mes matome, ko jis prašo. Žiūrėkite, Timotiejus, kad ir jau subrendęs, ir jau ganytojas pats Efezo bažnyčioje. Bet Paulius jam kaip dvasinis tėvas sako, atvyk pas mane ir atgabenk. Štai 4 skyrius, 13 eilutė. Tas pats antras laiškas. Atvykdamas atgabenk apsiaustą, kurį palikau Troadėje pas Karpą, taip pat ir knygas, ypač pergamentus. Štai, ko apaštalas Paulius prašo, paslaugos. Tai Timotiejui dar reikės nuvykti į Troadą, tai Timotiejui reikės nueiti pas Karpą, kur apsiaustas apaštalo Pauliaus paliktas. Paimti reikės šitą apsiaustą, surinkti visas knygas, o kas yra tokios sunkios kaip knygos, ir dar rasti tuos pergamentus, kuriuos mėgo skaityti apaštalas Paulius. Visą tą siuntinį surinkus, atvykti pas apaštalą Paulių į Romą, į patį centrą visų įvykių, pas jį į kalėjimą. Atvykti kaip tą laukiamą džiaugsmo akimirką susitikimo, kaip paguoda apaštalui Pauliui. Taigi, va šitas paslaugumas. Todėl tai yra nuostabu, kai jūs šiandien nešiojate tas kolonėlės, kai jungiate visus laidus kartu su vyresniais, kaip gražiai repetavote vieni su kitais. Tai yra labai įkvepiantis. Toliau ugdykime, leiskime tikėjimą ugdyti paslaugumo dvasioje. Būkime paslaugus vieni kitiem. Ištieskime pagalbos ranką. Pakiškime petį, kur galime pakišti savo petį. Palaikykime. O mums vyresniems, iš tikrųjų, kaip ir apaštalas Paulius, kuris sako, dieną ir naktį aš meldžiuosi, kai yra mums rūpimi klausimai, kai rūpi mums jaunuoliai ir kai kurie galbūt labai konkretus jaunuoliai rūpi mums, lydėkime juos maldose,
dieną ir naktį. Dieną ir naktį. Lydėkime maldose. Ir tas tikėjimo vaisius, jis iš tikrųjų užaugs. Tarnystės vaisius užaugs. Dievo teikiamų nuostabių ūgiu. Taigi, jaunuolio tikėjimas šiandien mūsų tarpe, matome, perdodamas neretai šeimoje. Tačiau jis yra įtvirtinamas mokinystėje, kai mes mokomės iš vyresnių tarnavimo būdo, mokymo būdo, tikėjimo būdo. Na ir be abejo, sutvirtinamas ir pagrindžiamas paslaugumu. Haleliuja. Dėkojame tau, Viešpatie Dieve.